Taigi, brangiusios, laikas greitai žiūri šiandien bėga, tai tiesiog spėjau šiek tiek apsitvarkyti, atnešiu mano pietus, kaip visada, maišelyje. Užsisakiau pietum sušą ir dar užsisakiau cupcake'ų, kuriuos parodysiu vėliau, kurie yra patys seniausi cupcake'ai, kuriuos aš kada nors susivalgiusi. Tai va, nežinau, tada varu valgyti, laukiu saldumynų, išsitiesinsiu plaukus ir jau reiks varyti. What would give you that idea? I saw you. Yeah, we kissed. Taigi, labas merginos. Aš esu mašinoj su drauge. Dis bonjour, Sian. Bonjour. Moi, je dis labas. Non. Labas. 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 Taigi, mes jau išvarėm iš namų ir varom į Nicą. Šiek tiek išvažiavom anksčiau, nes mano draugė varo tik tai vakare. Svarbu šviesas, nes mes važiavom per tunelį. Tai va, mano draugė atvaro iš vakaro į Nicą, o mes varom dabar galbūt nuvarysim kur nors į pliažą papalikti. Tai va. Taigi, hebra, mes jau važiuojam kokias 20 minučių ir, kaip aš jau minėjau, pasiėmiau aš tų keksiukų, apie kurias jums pasakojau, kurie yra patys nerealiausi Marselį. Ir nepraėjus net 20 minučių mes jau praalkom. Taigi mes enjoyinam dabar ir parodysiu jums, kaip jie atrodo ir tai yra kažkas nerealaus. Les gens, ils te posent des questions en fait. Ouais. Là, la dernière fois, je fais la vidéo. Taigi, hebrytė, mes jau esame Kanuose, neminėjau jums, norėjom šiaip užvaryti kokią nors pliažą pakeliui į Nicą, bet visi buvo pliažai mum per toli, tai sugalvojom atvaryti Žokonys, c'est bon, on est pas loin. Taigi sugalvojom nuvaryti į Kanus, į mano buvusią gyvenamąją vietą, tiksliau. Tai va, dabar mes išsukom šiaip per anksti iš autostrados ir dabar ratais sukamės ir pagaliau aš jau matau vietas, kurias aš galiu atpažinti. C'est les mecs devant qui l'a dit? Ça va? Il a dit les RP. Ça? Oui. Taigi, brangieji, mes gaila, kad nepafilmavau labai daug, bet mes atvarėm į Kanus, varėm į Bauli Beachą, kuris yra štai ten už manęs. Ir nežinau, pavalgėm tiesiog, pasimaudėm, išgerėm po kokteilį ir dabar varysim mašiną, jau varysim link oro uostą, pasiimti mano draugės. Ir... Tai štai, tai tiek. Taigi, labas mano brangiosios ir iš tikrųjų, nežinau, vis nerandu progos jums sustoti ir pafilmuoti iš tikrųjų. Tai ką tiesiog norėjau pasakyti, kad filmavau praeitą vlogą, kai atvažiavo mano draugė, bet tos mano draugės net nematėt. Ir iš tikrųjų dėl ko? Dėl to, kad mes turėjom labai nedaug laiko. Ir mes turėjom 3 dienas ir aš tiesiog neturėjau laiko filmuoti būnant su jie, nes mes survažinėjom, plaukėm ir panašiai, vizitinam visą Marselį. Ir aš dabar esu jau su savo draugu ir jos seneliu ir mes varom į kalnus, jau pafilmavau jums šiek tiek akimirkų ir pagalvojau, kad galbūt sujungsiu tos 2 vlogus, nes turiu pusės dienos vlogą iš ten, kur filmavau su savo drauge, kai važiavom pasimti mano tos lietuvės draugės. Tai šiek tiek yra vaizdų iš Kanų. O ką, tai va sujungsiu 2. Ir tikiuosi nesigaus nesąmonė, o pamatysit gražių vaizdų, kaip pavyzdžiui vaizdas už mane. Ir aš visiškai neįsivaizduoju, kaip aš atrodau, bet nieko tokio. Gerai, tai sutiksim tada vėliau.
sur le planning, le père Frédéric a mis les chambres 14, 15, 16. Maintenant, si vous voulez vous mettre tous du côté montagne, là, c'est possible. Voilà. Alors là, il y a comment? Le point de vue. On a un peu la vue montagne alors, ça donne? Toutes les chambres sont à la nuit. Oui, c'est ça, il y a des tout. Labas brangiasis, kaip jau matėt, mes atvažiavom į tokią lygtais kaip bažnyčią, kaip tokią vietą, kur gyvena seseris ir šiaip žmonės labai tikintis. Nežinau, skaitasi kaip vienuolynas čionais. Ir vienu žodžiu, esu žiauriai excited, nes tai, kaip ir sakiau anksčiau, kad aš žiauriai mėgstu nuotykius. Ir man tai yra pirmas kartas, kai aš esu tokioje vietoje. Ir aš jau jums rodžiau, jau turėtumėt būti matę, koks yra vaizdas pro langus. Čia yra vieta iš tikrųjų žiauriai nereali. Tai va, kiek daugiau jums papasakosiu, tai kaip jau ir minėjau, kad mes atvažiavom čionais kopti į kalnus. Iš tikrųjų kopsime neilgai, tai yra kelias maždaug, kuris trunka 4 valandas pirmyn ir 4 atgal. Aišku, priklauso nuo to, kaip einate. Ir tai va, mes atsivežėme senelį Maniškio, nes ilgai nebuvo, nekopė ir jam labai didelė nostalgija, tai jis labai visas laimingas, apsipatenkinęs. Vienu žodžiu, mums tai yra tiesiog nuotykis ir labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų čia esame. Tai vat, kaip ir sakiau, čia vieta yra labai graži, aplink yra vien tik kalnai. Ir ką, mes ką tik atvarėme. Susidėsime mes dabar kuprinės, kad rytoj iš ryto jau iškeliautume anksti. Ir ką, ir tiek, po to nežinau, jeigu ką nors įdomaus dar pamatysiu, jums pafilmuosiu, jeigu jau ne, tai susitiksim rytoj. Je ne vais pas y aller, puis c'est mon petit-fils qui va inciter, et lui, t'accompagne. Il y avait des Oui, on les a prévus. Il vous dit qu'il voulait pas y aller, c'est vrai. Il faut tout le monde ça. Taigi, labas rytas, brangiusios. Dabar yra 6 valandos ryto ir mes varysim pusryčiauti. Ir ką, buvo naktis labai gera, labai žiauriai gerai išsimiegojom, nes labai švarus oras iš tikrųjų čionais yra. Aš kiauštinus, o įgyti. Žodžiu, tai va miegojom po vieną, nes lovytės yra štai tokias mažas. Po vieną. Čia bažnyčiai dviesi negalime miegoti, man atrodo, vyrui su moterim ir šiaip moterim su moterim. Tai va, varom dabar pusryčiauti, galbūt jeigu nebus labai daug žmonių pafilmuosiu, ką mums duos pusryčiam ir po to iškeliausim. Tai iki pasimatymo. Moi, je veux bien café. Ouais. C'est ça le café? C'est ça le café? D'accord. Parfait, c'est bon, c'est bon. Merci. Je sais préparer, je dirais, au carton. Ah ouais, 5 étoiles. Labas, brangiai. Žiūrėkit vaizdą žmonės. Šiaip šviečia saulė ir galbūt ne viskas matosi. Bet, ką noriu pasakyti, jau užlipom
gal ne pusę kelio, bet vis tiek didelę dalį kelio mes jau palypėjom. Ir pafilmavau jum gyvūnus, kuriuos matėm iki šiol. Aš dar nelabai supratau, kas ten buvo per gyvūnai, bet, žodžiu, aš buvau prisartinus biškį arčiau negu maniškis su seneliu. Ir žiauriai patiko. Tai va, dabar aš juos pasivijau, bėgdama kalnu. Ir ką, lipam kol kas. Žiauriai gražu. Iš tikrųjų nežinau, ar jūs šiaip mėgstat, ar kada nors lipat kalnais, bet iš tikrųjų tas sensationas, tas jausmas iš tikrųjų labai fainas. Ir žodžiu, žiauriai gražu. Ir kvėpuoja plaučiai žmonės. Tu fais quoi? C'est dangereux ça? Ah, ça tirera, ça. Quand il y a la neige qui est dessus, tout ça. Regarde, il y a un petit poil là. Tu veux faire les merguez. On aurait dû porter les merguez. Regarde. Voici tu peux faire le feu et tout. Hop, la soupe est prête, c'est chaud. Un petit bougie. Tiens, regarde, il y a du bois. T'as le petit livre là pour marquer ta venue, au passage. Ah oui. Là, il y a un petit peu de miel encore. Et ça, qu'est-ce que ça reste? Qui reste? Allons, gros, le café. Je vais faire un café. Žodžiu, juma pradžio mes radom namuką kalnuose, kur gali be jokio žmonės ateiti. Ir pernakvot. Et alors, ils sont passés de là-bas. Ah, peut-être aussi. Allez, ne nous perdons pas de notre... Taigi, chebryte, mes jau lipom nežinau kiek valandų. Ir aš pradedu pavargti, neįsivaizduoju, kaip mūsų senelis dar gyvas. Ir neįsivaizduoju, kaip mes kaip praeitą kartą lipom, prisimenat, kai vloginau iš Bali, kai lipom į ugnikalnį. Jeigu nežiūrėt, būtinai pasižiūrėkit. Ir šiaip norėjau paminėti, niekada dar jums nesakiau, bet visą laiką pagalvodau, kad žiūrėjau keista, kad, pavyzdžiui, mano video yra daugiausiai peržiūrų, tarkim, challenges, arba ten, kas mano rankinėje, ne, ten keliasdešimt tūkstančių peržiūrų. Bet esmė tame, kad aš darau video, kurie, pavyzdžiui, man patys fainiausi ir patys įdomiausi ir žiūri mažai peržiūrų. Tarkim, iš Bali, iš kokio atostogų, šiaip iš kelionių. Ir nežinau, pasižiūrėkit, žinokit, žiūri įdomu. Nereklamuoja, aišku, bet pamatytume daug daugiau įdomių vaizdų, negu matote tai, kas yra mano rankiniai. Tai va, o aš jau dūstu, žodžiu, baigiu filmuoti. Tiesiog norėjau tokį upgrade'ą padaryti ir vaizdą parodyti. Tai ką, sutiksim vėliau ten. Tai chebrytė užlipom mes į viršų. Ir ką, parodysiu aš jums vaizdą, kokį aš turiu šiuo metu. Nežinau, ar čia matys, jo. Eik tu savo. La bleue, c'était le lac vert. Čia yra žalesis, man atrodo, ežeras, o kitoj pusėje yra mėlynasis. Kai daisim, iki jo parodysiu. Ça va, papy? Toi, tu t'es fait arrêter avec ça. Il est énorme! Oh, À moi le saucisson! Ah non, je pars moi. Il est plus grand que le saucisson. Je crois qu'il est... C'est pas ça, il est en point que ça. Žodžiu, aš jums čia ekstremo sąlygom filmuoju. Žinokit, mes dėjomės tos ožius, nežinau kaip jie vadinasi. Žodžiu, žiauriai aukštai užlipam. Iki tenais lipam.
Jo, jau nesimato. Žodžiu, tai dabar man nusileisti reikia. Tai tokiais akmenim ir jie kas lieva, nes jie yra labai slidus ir jie, jeigu jau nuslysti, tai jau žinai, kad varysi ant šiknos jau. Voilà, on engage vraiment tous les muscles du corps. Beaucoup moins haut. Comme j'avais dit la dernière fois, vous savez, en yoga, on monte beaucoup plus haut. En pilates, comme on garde toujours les abdos engagés, c'est pas nécessaire ici. Voilà. Et si vous voulez maintenant plus loin, tirez les genoux vers l'avant, sans monter le buste. Mieux. Įdomumo dėliai, mano darbas, tai jau surasiu. Ir štai čia. Žodžiu, ir gyvenu, ir dirbu pačiam centre. Geros dienos tada jums. Susitiksim labai greitai.